Na kągi, su jumis sveikinasi Review Republic. Šiandien mes gavome dovanų iš internetinės žaidimų ir elektronikos parduotuvės g2.com. Jie mums atsiuntė Razer DeathAdder Elite Gaming pelę ir mes tučtojau ją apžvelgsim. Tai ką, pradėkime nuo pačio įpakavimo. Iš dėžutės gauname tik tai, ko mums ir reikia. Yra pelė, 2 Razer lipdukai, instrukcijų knygelė ir padėka už nusipirktą Razer įrenginį. Gamintojo tinklapyje Razeris teigia, kad ši pelė yra skirta e-sportininkams, tačiau kai pirmą kartą pasiėmiau pelę, pagalvojau, kad nusipirkau kažkokią tai random pelę iš Gerbesto arba iš kitos kiniškos parduotuvės, nes iš tikrųjų plasmasė esanti ant pelės viršaus jautėsi tokia pigi, kad nebūčiau pamanęs, kad tai gali būti Razer pelė. Tačiau neskubėkime teisti šio įrenginio, kol nepradėjome apžvalgos ir keliaujame toliau. Tai ką, pradėkime nuo pelės dizaino. Pelė nėra vientisa, kairė pelės dalis yra šiek tiek pakelta, o dešinioji yra šiek tiek nuleista. Ir toks dizaino būdas yra būtent padarytas dėl patogumo. Mano manimu, toks išplanavimas pelės, toks dizainas yra tikrai vykęs ir tikrai suteikia komforto naudojant šią pelę. Abiejose pelės šonuose yra įtaisytos 2 guminės atkarpos, kurios iš tikrųjų suteikia nemažai komforto ilgiau naudojant pelę. Pirštai tiesiog maloniai prikimba pasiėmus pelę į savo rankas. Skirtumą, kurį iš karto pajutau pasiėmęs šią pelę į savo rankas, tai buvo šis tarpelis nuo kairiojo pelės klavišo iki dešiniojo pelės klavišo. Prieš tai turėtose pelėse šis tarpas buvo žymiai mažesnis ir galiu pasakyti, kad toks išplanavimas bent jau man asmeniškai buvo tikrai patogesnis. Na ir kaip Razeris be RGB apšvietimo. Razeris šį kartą patalpino RGB apšvietimą į 2 vietas, tai yra pelės ratukas ir logotipas esantis apačioje. Apie apšvietimą šiek tiek pakalbėsime vėliau. Pelės dydis, mano manimu, yra vidutinis, nėra tai pati mažiausia pelytė, tačiau ir nėra pati didžiausia. Pelės svoris yra 96 gramai, sąlyginai tai yra lengva pelė ir palyginus su paskutinė MSI apžvelgta pelė, ši yra tikrai žymiai lengvesnė. Tai ką, keliaukime prie pelės mygtukų. Pelė naudoja Razer kartu su Omron sukurtus switchus, kurie turėtų atlaikyti mažiausiai 50 milijonų paspaudimų. Patys pelės mygtukai, mano manimu, yra gana kliki, kai jos spaudžiu yra išskiriamas gan nemažas garsas ir tai tikrai nesuteikia prabangos jausmo, ko norėčiau tikėtis iš Razer. Pelės viršuje turime guminiais spygliukais padengtą ratuką, o šiek tiek žemiau turime 2 DPI mygtukus, apie kuriuos pakalbėsime šiek tiek vėliau. Pelės kairiajame šone taip pat yra dar 2 mygtukai, kurie yra lengvai programuojami per Razer programėlę, taigi galėsite nusistatyti, kokiems poreikiams juos naudoti norėsite. Na ir paskutinis dalykas, tai yra pelės kabelis, jis yra 2,1 metro, kabelis yra pintas, yra labai elastingas ir tikrai minkštas. Prieš tai mano pelė turėjo taip pat pintą kabelį, tačiau jisai buvo labai kietas ir kartais žaidžiant, jisai netgi trukdydavo pelį pasisukti. Su šia pelė ir su šiuo laidu tokių problemų tikrai neturėsite. Taigi, good job Razer. Pelė turi PWM3389 sensorių, jis yra 16,000 DPI, flawless ir labai tikslus sensorius. Tai reiškia, kad nebus jokių šposų, ką darysite su savo ranka, tas atsiras ekrane ir pelytė tikrai nelagins. Na ir paskutinis dalykas, kurį dar norėčiau aptarti, yra Razer Synapse programėlė, kuris instaliuos pati tik prijungus pelę į kompiuterį. Galėsite suprogramuoti net 5 DPI lygius ant viršutinių mygtukų, suprogramuoti šoninius mygtukus ir netgi galėsite sukalibruoti savo pelę pagal jūsų pelės kilimėlį. Na, o dabar mano bendra išvada apie šį įrenginį. Nuoširdžiai, šis Razer daikčiukas man tikrai patiko. Pelė buvo patogi naudojant, o tai, manau, yra pati svarbiausia savybė perkant tokį įrenginį. Razer dizainas tikrai nepagadins jūsų stalo, na ir pati kaina labai nesikandžioja. G2 tinklapyje ši pelė kainuoja 44 eurus ir tai yra tikrai žymiai pigiau nei paprastose lietuviškose elektronikos parduotuvėse. Tai ką, o jeigu ir jūs norite įsigyti šią pelę, apsilankykite aprašyme, kur paliksiu linką į G2 puslapį, į šios pelės puslapį, galite apsilankyti, apsižiūrėti, gal kažką norėsite nusipirkti. O šiam kartui tiek, ačiū G2, kad atsiuntė ir davė galimybę apžvelgti tokį produktą. Ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti mygtuko like, prenumeruoti. Su Jumis atsisveikinu iki kito karto. Ate.